ir tavo smegenys įeina į gilias miego stadijas ir iš jų paskui užtrunka išeiti. Lėtasis miegas ir greitasis. Ką čia prisigalvoji, negali čia ryte atsikelt. O žmogus tikrai negali. Reikia nustoti sukinėti tą laiką. Miegas, kurio metu mes daugiausiai sapnuojam, pelėdos tipo ar to vadinamo vėlyvo tipo žmonės, tai pas juos melatoninas žymiai vėliau išsiskiria. Prabundi kaip maišų daužtas. Kas yra kokybiškas miegas? Lėtinis ilgas per trumpas miegas kerta per absoliučiai visą mūsų sveikatą. Problemos didesnės ir jau kada reiktų atkreipti dėmesį yra, jeigu Ta prasme, viso šito mojavimo? Skiriai paaiškint, gerai, aš jau vėl. Gerai. O dabar aš tokį prisiminiau iš gyvenimo situacijų, tokį, o teko, kada, nežinau, mokydavotės anksčiau ir tu po pagalbę kišti ten tos visus konspektus, kad geriau atsimintum kitą dieną. Jo, šitą teko girdėti. Neatsimenu, gal yra sudarius, bet ne iš to, kad geriau užmok, bet gal užmigdavau aš ir užkrisdavo mane kur nors ant galvos ir taip tada mėgodavau. Bet čia yra kažkokios tai racijos, tos tokios iš neurologinės pusės, kad eini miegoti ir tu užmiegi su tą informaciją. Tarp kitko, vienas tai net tyrimai rodo, kad iš vakaro prieš pat miegą pasikartojant lengvai informaciją, tą, kurią tu jau mokėsi, ar konspektus peržiūrint, tas padeda, tarp kitko, geriau atsiminti. Tai čia ne tai, kad tik po pagalbę pasikišt, bet vienu žodžiu, jeigu truputį peržiūri tą informaciją prieš pat miegą, tai paskui kitą dieną geriau prisimeni ją. Mėly žiūrovai, šiandien mano svečiuose yra Laura Bojarskaitė ir iš tikrųjų aš dabar pagalvojau, kaip jūs pristatyti, taip ir neprisimenu, jūs esate, žinau, kad mokslininkė ir neuromokslininkė, bet jeigu taip dar tiksliau, kaip reikėtų įvardinti jūsų pareigas? Aš manau, kad ir užtenka ta neuromokslininkė. Neuromokslininkė. Taip. Bet mūsų šiandien tema yra tokia, jinai galima sakyti jau atrodo ir mes ir viską žinom, ir esam daug girdėję, ir mes susidurime su to kasdieną, bet kiek kartų susidurime, tiek kartų skirtingai ir klaidų tikriausiai pridarome ir neišmanome kažko ir vis dėlto mus kažkur tai tos žinių gausa gali nuvesti ir kažkokį tai akligatvį, aš net nebejoju. Tai mes pabandysime vėl šiandien prie šios temos grįžti ir detaliai, ir pasikartoti, ir pirštus kažkokius užlenkti, ir galbūt vėl paneigti kažkokius mitus, kurie yra susiformavę mūsų visuomenėje, mūsų galvose. Ir kaip ir sakau, aš matau, Laura, šiaip iš vis, bet kokią temą, kur be paliesi, didžiulė problema tai, kad mes turime labai daug žinių ir jos tikrai veda į akligatvį kartais. Ir tu jau pradžiui gal ir gerą gauni žinią ir tu taip ir turėtum, bet po to ateina 3, 4, 5 ir gaunasi, kad tu vėl grįžti ten į tą pačią nulinę stadiją. Pasimeti ir viskas. Apie miegą, brangieji, šiandien mes kalbame, tai neuromokslininkė Laura Bojarskaitė, kuri iš Norvegijos atvažiavo pas mus, jinai jau senokai ten gyvena, Osle ir sako, būtinai pasimatysim Alaną ir neįtikėtina, turėjo laisvą akimirką, atvažiavo, su labai dėkingas, Laura, tau. Oi, ačiū, kad pakvietėt. Jo, labai fainat. Labai dažnu atveju tinklalaidžių klausytojai yra tik klausytojai, jie nėra prenumeratoriai, todėl mes, podcastų kūrėjai, labai kviečiame jūs dažnai prenumeruoti, paspausti skambutį, uždėti tą patį laiką, pakomentuoti kažką, nes tokiu būdu podcastas yra plačiau girdimas, geriau žinomas ir mes galime kurti jums daug geresnį turinį. Tad kviečiame būtent tai ir padaryti ir gazuojam. Tai šiandien apie tą patį miegelį pakalbėsime ir bus, manau, kad labai įdomu, bet aš turiu tų klausimų prisirašęs, tų gyvenimiškų situacijų yra pilna, turiu tokių ir įdomių klausimų, kurie mane sužavėjo kažkada visai neseniai besidomint šią sritimi, bet jeigu taip dabar tiesiog klausčiau pačios, be jokių klausimų, be nieko, ką mes turėtume žinoti apie miegą? Toks klausimas, bam, ir važiuojam, ko mes nežinome galbūt, arba jeigu būtų užduotas Laurai vienas klausimas, ką mes turime žinoti apie miegą? Ką atsakytumėt? Jo, tai čia tiesą sakant, aš manau tiesiai prie esmės, kad dar labiau pabrėžti tą miego svarbą mūsų sveikatai, gerai nuotaikai, realiai geram gyvenimui, tai kad miegas yra ta būsena dienoje, kai realiai mes paruošiami aktyviai dienai. Tai yra ta kaina, kurią mes realiai mokam už gyvenimą. Mes turim pailsėti, kad mes galėtumėm paskui aktyviai gyventi ir taip, kaip norim. Tai šitą pabrėžti, kad žmonės tai jau tikrai turbūt didžioji dauguma supranta, bet kad daeitų visiems, kad yra būtinas tas poilsio periodas, atsistatyti po aktyvios dienos ir vėl pasiruošti aktyviai dienai,
kad tu galėtum daryti, ką tu nori daryti. Bet ar miegas tai yra tik poilsis? Ar tai yra numeris vienas dalykas, kas yra miegas? Ar tai yra poilsis? Nes tai yra, ne tik poilsis, tai yra aktyvi regeneracija įvairiausia ir panašiai. Kas dar yra miegas? Labai labai geras klausimas. Ir čia tiesą sakant, mes net galim pradėti kalbėti, kas yra poilsis. Netgi ta aktyvi regeneracija iš esmės gali būti poilsis. Jeigu tas poilsis pailsina, atstato ir vėl paruošia tave aktyviai dienai. Tai, bet manau, kad tu čia labai labai gerą kampą paėmei, nes dažnas gal galvoja, kad miego metu mes, išsijungiam, gulim ten savo ir kad nieko nevyksta. Aš tai kartais galvoju, kad, mirties būsena yra tokia. Koma, taip sakant, jo. Baisu, bet taip, tikrai taip pagalvoju. Ne, bet miego metu labai daug dalykų vyksta tiek mūsų organizme, tiek ir mūsų smegenyse. Čia aš labai mėgstu sakyti, kad mes miegam, o smegenys tai dirba išsijuosusios. Tiek tvarkosi su visa naujai įgauta informacija, tai, ką mes išmokome. Tiek tvarkosi su per visą dieną patirtom emocijom, atstato, taip sakant, mūsų nervus, kad mes ryte vėl atsikeltumėm, būdami pakankamai emociškai stabilus ir pasiruošę, taip sakant, dienos stresam. Tai labai labai daug tokių dalykų vyksta, kurie realiai susitvarko su visko, kas vyko dienos metu. Čia, aišku, neįmanoma nepakalbėti apie esminį tikriausiai tą miego dalyką, jeigu mes taip jau truputėlį eikime giliau. Aš visą laiką mėgstu šitose mūsų pokalbėse išsiaiškinti tam tikrus mechanizmus. Jie galbūt kartais būna tokie truputėlį komplikuoti, galbūt ne visoms smegenėlėm ir suprantami, bet be jo, aš manau, kad apskritai be mechanizmo suvokimo žmogui labai sunku įsisavinti informaciją. Iš principo. Tai tas mechanizmo supratimas yra šiais laikais toks paprastas dalykas. YouTube mes galime rasti lengvą 5 minučių video. Tai galbūt mes ir šiandien galime paprastai žodžiais papasakoti žmonėms apie tai, kokios tos yra miego stadijos, arba, sakykime, kokie esminiai procesai vyksta tam tikromis miego stadijomis. Na, tarkim, yra tas užmigimo, paskui to gilaus miego, paskui ten kažkokio augimo hormonų išsiskyrimo ten stadija, po to ten tas gilaus miego, ten sapnavimai rytiniai ir galų gale mus pažadina tas pats natūralus kortizolis, kurį mes ten išskiriam iš organizmo. Tai kokios tos yra stadijos, į ką žmogus turėtų žinoti ir tada jisai žinos laiko perspektyvoje ten, nuo kažkada iki kažkada. Ja. Nuostabus klausimas ir aš labai labai mėgėja pati pasakoti, kodėl dalykai vyksta taip, kaip jie vyksta ir Būtent. kaip, nes labai labai tikrai žmonės tada geriau supranta ir viskas, vienu žodžiu, pasidaro aiškiau. Iš to miego stadijom. Mes žmonės ir šiaip visi žinduoliai turim 2 skirtingus miego tipus. Tai yra lėtasis miegas ir greitasis miegas. Angliškai jie visiems geriau yra žinomi kaip non-rapid eye movement sleep arba non-REM sleep ir rapid eye movement sleep arba REM sleep. Tai tas lėtasis miegas, galima sakyti, yra taip supaprastintai pasakius, bet jis pagrindė yra toksai fizinis atstatymas. Va čia, kai tas augimo hormonas išsiskiria ir yra atstatomi raumenys, kaulai, audiniai ir taip toliau. REM miegas arba tas greitasis miegas, tai yra, tarp kitko, tas miegas, kurio metu mes daugiausiai sapnuojam ir vaizdingiausiai sapnuojam. Jis yra toks, irgi šiek tiek supaprastintai pasakius, labiau svarbesnis emociniam atstatymui, psichiniam atstatymui, atminties integravimui, taip toliau, taip toliau. Dabar trupučiuką labiau apie tas stadijas ir miego ciklą. Tai vėlgi, mes užmiegame, mes įeiname į lėtojo miego pirmąją stadiją, kuri yra labai paviršutinė, labai negilus miegas, mes tik užmigom, iš jo labai labai lengva yra prabusti. Tuomet mes pereinam po kokių 5, gal 8 minučių pereinam į lėtojo miego antrąją stadiją. Tai yra toksai gilesnis, bet ne pats giliausias lėtasis miegas. Ten mes, tiesą sakant, praleidžiam didžiąją dalį nakties apie 50%. Oho. Ir tuomet pagaliau mes einam į tą gilų lėtą miegą. Pats tas giliausias, dar žinomas kaip deep sleep, čia tas labiausiai atstatomas, kurio metu ir yra išskiriamas augimo hormonas. Ten mes praleidžiam apie 20% nakties. Ir pagaliau mes tada einam į tą mūsų sapnų miegą, REM miegą. Ir perėjus, o taip praciklavus po visas šitas stadijas, čia yra, tiesą sakant, vienas miego ciklas, kuris apytiksliai trunka 90 minučių. Bet čia aš labai noriu pabrėžti tą apytiksliai, nes turbūt beveik niekada jis netrunka 90 minučių, bet šitas ciklas trunka, pavyzdžiui, pirmas gal 70 minučių, antras ciklas kokių 80, ten 100, taip toliau. Tai varijuoja ta trukmė, bet apytiksliai gaunasi apie 90.
Ir čia vat ir norėčiau iškart sudaužyti tą mitą, kad labai gerai atsikelti kas 90 minučių, nes realiai tas ciklas praktiškai niekad netrunka 90 minučių, čia yra realiai vidutiniškai. Ką reiškia atsikelti kas 90 minučių? Čia toks labai populiarus dalykas. Vienu žodžiu, paskaičius internete, kad miego ciklas užtrunka 90 minučių ir po miego ciklo vieno dažnai būna bent, toks trumpas prabudimas ar mikroprabudimas. Ir būna šiek tiek lengviau. Sukomės ant kito šono gal. Taip, va. Ir būna lengviau prabusti. Tai tokia metodika paplitusi kultūroje ir internetuose yra, kad bandyti atsikelti, kas 90 minučių ten, ar 3 kart, ar 4 kart kas 90 minučių. Bet iš esmės toks dalykas, nelabai veikia, nes nėra to tokio būtent lygiai, kad 90 minučių. Dieve mano, man čia skamba toksai tarytum pateisinimas tiems, kurie turi nemigą naktinę, kur keliasi ten sumuštinį suvalgyti arbatą, atsigerti, nes yra tokių žmonių. Tai jiem čia toksai, atsikelkit nieko baisaus, čia kas 90 minučių. Na, tai vis dėlto mes turime miegoti ir miegoti. Tai yra labai svarbu. Ir čia galbūt yra svarbus momentas, nes pradžioje taip nuskambėjo, kad mes einam į tą lengvą miegą, paskui antrą lengvo miego stadiją, paskui ten tą. Atrodo, kad tai tęsiasi per visą naktį, bet ne, tai yra vienas ciklas. Taip. Ir tokių ciklų per naktį, kiek jų turi būti tada. Pačia mes tikriausiai ir atsirimėm dabar į tą esminį klausimą, kiek miegoti. Tai va čia ir yra, tų ciklų, kiek mes pagausim. Taip. Tai iš esmės kiekvienam vidutiniam suaugusiam sveikam žmogui kasnakt reikėtų rekomenduotina miegoti nuo 7 iki 9 valandų. Bet čia vėlgi pabrėšiu, tai yra laikas praleistas lovoje, kai tu nueini užmigt, bet jau tada ir migdaisi, ne Netflixą žiūri, taip sakant, bet nueini atsiguli, užmiegi ir atsibundi. Tai čia ir tas užmigimo laikas, ir ten prabudimai ir taip toliau. Tai realiai, kas seka miega visokiais laikrodžiais ar žiedais, ar dar kažko, tai gryno miego gaunasi apie 6-8 valandas kas nakt. Ir tai tuomet yra apie 4-5 miego ciklus kiekvieną naktį. 4-5 miego ciklai. Na, žinoma, tai yra dar individualu. Gerai, paminėjo tokį fainą dalyką laikrodžiai. Aš tai manau, kad tai yra bėda. Važiuojam. Jo. Sakot, faina, Laura. Faina, aš bėda. Smagiai čia mes susikalbėjom. Faina, tai ir pakalbėkim, kame fainumas, kame bėda. Na, neslėpsiu. Aš turiu laikrodį, jis ant mano rankos. Ir jis man padaro tokią miego ataskaitą, tada mokslininkas sėdė už to ekraniuko ir man kažką surašęs, taip fainai, taip smagiai. Bet mes turime tikriausiai suvokti, jeigu man patvirtinsi šį dalyką, kad mes negalime vadovautis vien tik tai laikrodžio parodymais ir galvoti, kad jeigu jis rodo 7 valandos miego, tai yra wow, kaip gerai. Nes jeigu tas žmogus nuėjo 2 valandą nakties miegoti ir iki 9 ryto pamiegojo, truputį skirsis, matyti reikaliukai. Tai kame tų laikrodžių yra privalumas ir baimės, ką mes turėtume atsižvelgti? Tai turbūt mano vienas iš mylimiausių klausimų yra pakalbėti apie laiko sekimą išmaniaisiais laikrodžiais. Ir aš pradėsiu nuo to, kad, kaip matai, aš neturiu išmanaus laikrodžio. Klasikėlė ant rankos. Bet aš turėjau išmanų laikrodį. Bet aš esu tokia asmenybė, kad man nelabai gerai buvo turėti tokį laikrodį, nes aš pradėjau visiškai obsesint dėl kiekvieno skaičiuko, apie miegą ir apie miego stadijas. O kiek tokių dar yra pasaulyje? Taip. Ir čia netgi, nors aš ir žinau, kad visi šitie laikrodžiai, jie tiksliai gali nusakyti tik tai, kiek iš viso buvo miegota. Jie yra labai netikslus nustatyti miego stadijas, tai yra jie tikrai netiksliai pasako, kiek buvo gilaus miego, kiek buvo REM miego. Ir netgi aš visą šitą žinodama, vis tiek būdavo aš iš ryto atsikėlus, pirmas dalykas, ką darydavau, žiūrėt, kaipgi aš miegau, kokį baliuką gavau, ką čia man programė. Nors žinau, kad ten yra labai netikslu. Vienu žodžiu. Tai tie išmanieji laikrodžiai labai priklauso vėlgi individualu, labai priklauso nuo žmogaus. Jeigu žmogui tas išmanusis laikrodis padeda realiai kažkaip gerinti miegą, geriau miegoti, jisai nėra toks labai perfekcionistas, gal ar labai stipriai kreipiantis dėmesį, nekelia jokio nerimo, tai super tada. Bet jeigu jau yra jaučiama, kad nors tu atsibundi žmogus gerai išsimiegojęs, jautiesi gerai, bet pasižiūri laikrodį ir tau ten, ką nors ten rodo, kad tau ten trūksta deep sleepo, ar ten kažkoks balas blogesnis ir tu susinervini, nuotaika pablogė, iš karto ženklas, nenaudok tu to laikrodžio. Tu geriau žinai, tavo kūnas geriau žino. Čia irgi, šitie išmaniai laikrodžiai vienas iš tų dalykų, kas, manau, labai atitolina tą ryšį normalų savo kūno jautimą. Nes tau pasako, kaip tu turėtum jaustis. Savistaba dingsta. Jo, tai vėlgi, pabaigai tik tai greit pakartoju, kad išmaniai laikrodžiai tiksliai seka miego trukmę, kiek buvo iš viso miegota.
čia be problemų. Ir jie labai tiksliai matuoja širdies ritmą, pulsą, tą širdies variabilumą, HRV, taip toliau. Čia viskas super, prašau. Bet į miego stadijas aš tikrai siūlyčiau per daug dėmesio nekreipti. Ir dar vienas dalykas su to miego stadijom, tarp kitko, kas yra labai svarbu pasakyti, kad vėlgi, vidutiniškai mes praleidžiame kas nakt giliame miege 20%. Vidutiniškai mes praleidžiame REM miege 25%. Yra tyrimai atlikti, kur buvo tinkamai moksliškai matuotas miegas su elektrodais ant galvos ir tas pats žmogus žiūri, kaip miega ten pirmadienį, antradienį, trečiadienį, ketvirtadienį, penktadienį. Tai varijavo to gilaus miego kiekis kiekvieną dieną ten čiut ne nuo 10 iki 30%. Vėlgi tai yra vidutinis dalykas. Gal vieną naktį tavo kūno ir smegenim reikia 10% gilaus miego, kitą gal 15%. Kūnas smegenis geriau žino. Tai vėlgi nereikia kažkaip forsuoti, kad čia būtinai turi būti 20, vienu žodžiu. Bet labai surezonavo, nes iš tiesų man taip irgi būna, mes visi taip jaučiam, kartais atrodo pamiegi daug mažiau, tu prabundi, kuo puikiausiai jautiesi, esi energingas per visą dieną, ten gal vakare, kai jau ateina natūralus miego režimas, jisai galbūt įsijungia tau, bet o kitas iki būna kartais ir prašosi dienos metu dar kūnas nukristi kažkur tai. Norite pokyčio? Prisijunkite prie FitMe bendruomenės, pasinaudokite nuolaidos kodu, spauskite čia ir gaukite mėnesio nemokamą prenumeratą kartu su mitybos planais, sporto programomis bei specialistų konsultacijomis ir dar daugiau. Pasakysiu atvirai, mane nervuoja vienas dalykas, kurį mes turime Lietuvoje, turime ir Europoje, tai yra laiko sukinėjimas. Nu tai su ta šypsena tada ir pratęskit mintį. Gerai, tiesiu mintį, mane irgi nervuoja, taip sakant. Ta prasme, man sunkiai suvokimo, nes ir taip mes kaip šiaurinė tauta, mes turime problemą, jog mes turime labai tos mažai dienos šviesos, iš principo. Ir dar čia su tai sukinėjimais, kai pradeda žaisti. Taip. Nes aš pažįstu žmonių, kurie labai jautrus tiem dalykam. Taip. Vaikai irgi, paaugliai. Visiškai tikrai labai puikus klausimas. Tai čia vienas dar dalykas, ką reiktų pasakyti, kad jau per pastaruosius, kiek pačiai teko matyti, bent 3 metus, gal ir anksčiau, labai aktyviai miego mokslininkų ir miego gydytojų visame pasaulyje yra agituojama, kad reikia nustoti sukinėti tą laiką. Ta prasme, yra pateikiami ilgiausi dokumentai, kurie apžvelgia tūkstančius mokslinių tyrimų šią temą. Ir tai šie dokumentai yra pateikiami valstybėm, valdžiom, kad nustokit sukinėti tą laiką. Bet kol kas rezultatų labai nematom. Dabar bijau sumeluot, man atrodo, ar Brazilijoje, ar Portugalijoje, ar kažkokioj šaly nustojo jie sukinėti laiką. Tai kažkur vienu žodžiu jau pavyko prasimušti. Tai iš esmės laiko sukiojimas, aišku, jisai buvo įvestas vienokiais tikslais, ten pagerinti darbą, ar taip sakant, prailginti darbo dieną, ar ten, kad padėtų kažkaip ten su mokyklom tvarkytis, taip toliau. Bet tas iš esmės, kenkia sveikatai, čia kaip jetlagas, ta prasme, praskristi ar per vieną juostą. Tai tiesiog išbalansuoja mūsų cirkadinius ritmus. Apie cirkadinius ritmus ir apie tuos gamtos dėsnius. Ar jie yra, ar jie egzistuoja, ar yra tie dalykai, kurie yra, kaip sakoma, prieš gamtą nepašokinėsi. Ir mes tada pereisime natūraliai prie tų, kurie nori prieš tą gamtą šokinėti. Aš ten vyturys, aš ten pelėda, aš ten balandžiai, ten yra dabar jau visokių prigalvojų. Delfinai, tai jo. Delfinai, jo. Yra, ten ko tik, jo. Aha, tai va apie tai. Jo, tai mano turbūt vienas iš mėgstamiausių tokių posakių yra, kad prieš biologiją tu nepaplauksi. Vienu žodžiu, kies kartą, kai tu bandysi eiti prieš savo biologiją, tu pralaimėsi, nes čia mes šnekam apie, ta prasme, tūkstantmečius evoliucijos ir tu ateini su savo genais. Kažkiek galima pakeisti, kažkiek. Bet kartais ir labai sunku. Ir, pavyzdžiui, čia tie vyturiai, pelėdos visiškai egzistuoja. Ta prasme, tai yra vadinamas chronotipas. Tai ar tu vyturys, ar pelėda, tai chronotipas nusako, kada tu esi biologiškai natūraliai linkęs eiti miegoti, eiti keltis, kada tavo protas yra aštriausias, kada tavo raumenys labiausiai pasiruošia aktyviai veiklai. Tai yra žmonės, kurie labai anksti tą viską daro, yra žmonės, kurie daro tą labai vėlai. Ir iš evoliucinės pusės, tiesą sakant, labai įdomu į tą pažiūrėti, nes tas turbūt pagerino žmonių grupės išlikimą, nes vieni buvo aktyvūs ryte, kiti dieną, kiti vakare, vis kažkas pamainom, taip sakant, galėjo prižiūrėti aplinką ir pavojus, taip sakant. Tai va, ir yra
didesnė dabar problema, aišku, mūsų pasaulyje ir visuomenė yra vargšiam pelėdom. Tie, kas labai vėlai normaliai nori eiti miegoti ir vėlai keliasi ir jam neišeina. Ir yra labai, dabar gal jau truputį daugiau apie tai žinoma, bet apskritai tai buvo, labai didelė stigma, jos visus tik tinginiais vadino ir kad ką čia prisigalvoji, negali čia ryte atsikelt. O žmogus, tikrai, negali, nes, biologiškai negali. Ir netgi yra moksliniai tyrimai, kurie labai labai aiškiai parodo, kad pelėdos tipo ar to vadinamo vėlyvo tipo žmonės, tai pas juos melatoninas žymiai vėliau išsiskiria, kortizolis žymiai vėliau išsiskiria. Visas tas ritmas yra vos ne 2-3, jeigu nedaugiau valandų vėliau. Ten temperatūros pokyčiai irgi žymiai vėliau vyksta. Taip, jų tokia biologija, ta prasme, yra. Apie tos melatoninus ir kortizolius, aš manau, kad irgi žmonės reikėtų truputėlį apšviesti, kad jie žinotų apie tą vėlyvą įsiskirimą, kad gal yra tokių žmonių, visi mes girdėjom, kad yra melatoninas toks. Kada jisai įsiskirinėja, kam jisai reikalingas, kaip į jį reikia reaguoti ir kada jį pajausti. Jo, tai melatoninas yra natūraliai mūsų organizme gaminamas hormonas, biologiškai aktyvi medžiaga. Didžioji dauguma žmonių, manau, kad jį žino kaip miego hormoną ar nakties hormoną, bet čia svarbu labai paminėti yra, kad melatoninas ne tik yra susijęs su užmigimu ir miegu, bet jis turi ir daug kitų funkcijų mūsų kūne. Ten susiję ir su imuninės sistemos palaikymu, ir su antioksidaciniam savybėm. Tai už tai čia jau reiktų pagalvoti, kai melatonino papildai naudojami, kad tu ne tik ten su užmigimu gal kažką sukinėsi, taip sakant, bet tu paveiksi ir visus kitus procesus. Tai yra hormoninis vaistas. Taip, visi hormonai yra susiję. Realiai taip. Ir melatoninas vadinamas tamsos hormonų, nes jo gamybą slopina šviesa. Ir vakare, kai saulė leidžiasi ir šviesos mažėja, melatoninas ir pradedamas gaminti mūsų smegenyse, jį gamina tokia kankorėžinė liauka. Tai melatoninas plius minus vidutiniškai pradedamas išskirti gal apie 6 vakaro, ir po truputį jo koncentracija didėja ir melatoninas padeda mums užmigti. Melatoninas yra susijęs tik su ta užmigimo etapu, užmigimo stadija. Ir melatonino gamyba, kadangi, kaip aš pasakiau, slopina šviesa, mūsų akys smegenys nelabai atskiria, kas yra saulės šviesa, kas yra dirbtinė šviesa. Tai čia ir važiuojam visokios ryškios šviesos, telefonai, ekranai, jeigu labai ryškiai, ir dar ta balta mėlyna šviesa. Tai ir gali, taip sakant, dalinai užslopinti tą melatonino išskirimą, ypač vaikam ir paaugliam. Laura, o tas jausmas, kai vakare ateina toks etapas, kuomet tu lengvai užsimanai miegelio, tai čia ir yra galbūt tas melatonino kažkoks pojūtis, išsiskirimo, nes tikrai būna tokia stadija, kuomet tu ar tu prisėdi ir tu matai, kad tai yra 9, truputį po 9, aišku, kiekvienam galbūt skirtingai, bet tikrai manau, kad žmonės mane supras ir pajausti, žino, kad yra, kur tu toksai, kaip dabar galėčiau nueiti ir taip lengvai bumo, čia dar, žinai, dar vaikus, rūbus padžiauti, indus ištraukti, žinai, reikia dar kažką rytinai pasiruošti ir tada bum, 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 tu ten vėl per veiksmą, dar kažkur, kaip ir minėjau, šviesa palaikoma, išsiblaško ir tada tas dalykėlis dingsta. Ir tada jau žiūrėk, reikia jau eiti miegoti su daugiau pastangų. Jo. Tai tas toksai vakarinis pavargimas, tikrai dalinai melatoninas gali prisidėti, bet ten ir daug kitų dalykų. Ten ir miego slėgis prisikaupia, ir šiaip esi pavargęs po dienos ir šviesos mažiau ir taip toliau, bet melatoninas, manau, kad tikrai žaidžia rolę ten irgi. Kitas dalykas yra, mes jau apie augimo hormonų paminėjom. Augimo hormonų išsiskirimo pikas, kiek aš žinau, yra tarp 12 ir 2 valandos nakties. Toksai pats aktyviausias, nežinau, galit patvirtinti, arba jeigu žinot šitą faktą ar ne. Ir kame čia yra svarbus momentas? Svarbus momentas yra tame, jog jeigu mes einame miegoti po 12, tai mes realiai einame truputėlį į minusą. Ir mes čia šiek tiek numušame savo ten tą, kaip čia vadinasi, cirkadinį ritmą ar kažkokią tai stadiją. Tai apie tą augimo norėjau pratęsti mintį apie tą kortizolį. Kortizolis visiems siejamas kaip su streso hormonu. O kaip yra su miego metu su kortizoliu? Juk jisai ateina kažkaip pas mus. Jo, tai čia irgi gal toks šiek tiek mažiau žinomas faktas. Tiesą sakant, netgi gal gėdingai ir man ilgai tai buvo nežinoma iki ten prieš kažkiek metų, kad kortizolis išsiskiria rytais ir tai yra labai gerai ir normalu ir faina, nes kortizolis mus prabudina ir padeda atsikelti ir prabusti. Tai kortizolio, tiesą sakant, didelė koncentracija išsiskiria natūraliai, pakankamai anksti ryte, prieš pat mum natūraliai atsibundant, kada biologiškai mum reikėtų atsibusti.
Ir tas realiai padeda mum atsibusti. Ir čia vėlgi paminiu, kad pelėdom žymiai vėliau išsiskiria tas kortizolis. Ir, pavyzdžiui, ankstyvo tipo žmonėm, vyturiam, tai tas kortizolio pikas, ta smailė, jinai yra pakankamai tokia plonytė, taip sakant, siaura ir didelė. Tai reiškia, vienu metu koordinuotai yra išskiriama visai daug to kortizolio. Kaip kala, jie pumakis. Kala, va šitas tikrai geras labai apibūdinimas. Bet pelėdom dėja yra išskiriama, ar dėja, ar nedėja, bet yra išskiriama taip šiek tiek lėčiau, toks plokščiaklinis, taip sakant, ir šiek tiek mažiau. Tai už tai pelėdom realiai užtrunka bent porą valandų po jau atsikelimo, kad užsivestų variklis, taip sakant, ir jie galėtų pradėti dieną. O toj pareplikuosiu, pabandom čia padiskutuoti šitoje vietoje, nežinau. Tai dabar kalbant apie tą kortizolį, tai vat jeigu brangieji jūs ryte jaučiat, kad vat lyg ir jau pradedat budinėtis, tai va čia ir yra tas kortizolio poveikis jūsų kūnui, kuris sako lyg ir kelkis. Bet tada jau daug faktorių kitų lemia, ką tu naktį veikėjai, ar tu kaip tu ėjai užmigti ir taip toliau. Ir ten jau tada, ar mes nutęsiam tą miegą, ar mes keliamės anksti ir panašiai. Bet dabar apie tas pelėdas. Man atrodo, kad pelėdą tapti šiaip tai galima, ypatingai šiais laikais. Visi persidirba, visi eina miegoti, visi dar turi padirbėti. Aš irgi turiu pavyzdžių, kur sako, kad norėčiau miegoti, bet negaliu. Kas tada vyksta? Tu tiesiog natūraliai save užbombini ekranais, tu įdarbini save dar ar prie televizoriaus, ar prie serialo, ar prie ekrano, ar prie darbo, ar prie kompiuterio, tu atitolini, tu žinoma, be jokios abejonės, kad kaip ir jau tampi pelėda, eidamas vėliau miegoti, o tai tada, tai faktas, kad tu eisi, ir kelsies vėliau. Gerai, jeigu tu esi vyturys ir tu taip elgiesi, tai tu gal dar ryte tave dar ten, kaip sakoma, kalstas kortizolis dar žalis, bet aš net nebus taip, kad tu tiesiog apžaisi tai ir natūraliai pradėsi keltis vėliau, nes kūnas prašys ilgesnės regeneracijos ir ką noriu pasakyti, vyturys ir yra vyturys. Pelėda, jisai gali jie tapti ir po to sakyti, aš pelėda. Apsimetėlė pelėda. Jo, apsimetėlė pelėda. Pseudo pelėda. Kaip čia, Laura? Labai, labai geras klausimas, tikrai. Tai čia irgi galim pakalbėti, ant kiek galima pereiti nuo vyturio iki pelėdos, ar ten nuo pelėdos, taip sakant, iki vyturio. Tai vėlgi, nuo pelėdos iki vyturio, ten truputį sunkesni reikalai, nuo vyturio iki pelėdos. Dažniausiai kas būna, pavyzdžiui, ir man. Aš esu toks labiau į vyturius, taip sakant, vyturinis balandėlis, galim taip tada pasakyti. Ir jeigu aš vėlai nueisiu miegot, aš vis tiek atsikelsiu tą savo 7 ryto. Aš ne. Va. Ir vėlgi prasideda tas individualumas, vėlgi prasideda netgi ir mūsų genetinė sandara, taip pat prisideda irgi, ant kiek gal mes esam pavargę, ar taip sakant, kaip mūsų kūnas reaguoja į nuovargio lygius ir taip toliau, ir taip toliau. Manau, kad tu labai teisingai pasakei, kad šiais laikais tikrai su visokiais darbais ir ekranais ir telefonais galima tikrai labai nusivėlinti. Bet čia ir prasideda ir išsiskiria tos dvi grupės žmonių, kur žmonės vis tiek yra ant tiek pripratę, kad atsikels. Jų, pavyzdžiui, cirkadinis tas ritmas yra labai stiprus. Ir jie vis tiek atsikels, kada jie normaliai keliasi. Ir tada greičiausiai kitą vakarą jos jau anksčiau užmigdys tas miego trūkumas. Dažniausiai natūraliai, taip sakant, paėmus. O gal kiti, dar jeigu tu žmogus turi galimybę realiai šiek tiek ilgiau pamiegot, kad nereikia ten su žadintuvu keltis, gal tu tada ir pamiegosi šiek tiek ilgiau. Bet čia kas geriau, tiesą sakant, aš net nelabai žinau, nes iš esmės mūsų kūnui ir organizmui smegenim labai patinka rutina. Žinot, kas kada vyksta. Už tai ir yra turbūt patarimas numeris 1 geram miegui, jeigu vieną dalyką tiesiog sakyčiau, tai laikytis reguliarumo. Eit miegoti pat metu keltis. Ir nesvarbu savaitgaliai. Jų, nesvarbu. Ne, ar tavo gimtadienis net nesvarbu. Aš dabar pagalvojau, kad mes jau ne vieną kartą paminėjome cirkadinius ritmus, bet dar apie juos nepapasakom. Visai neseniai šiaip tai ir Nobelio premija buvo teikta už cirkadinius ritmus. Nors atrodo tas jau žodis, wow, mes čia žinom čia apie miegą, čia kažką, tai o iš tiesų tai yra nesenas atradimas. Kas tai yra? Jo, tai cirkadinis ritmas, tai cirkadien apie dieną, taip sakant, tai yra ritmai, kurie varijuoja 24 valandų ritmu. Tai cirkadinis ritmas iš esmės yra bet kas kinta 24 valandų ritmu. Tai gali būti mūsų elgesys, tai gali būti mūsų, pavyzdžiui, temperatūra, tai gali būti tam tikrų medžiagų kiekis mūsų kraujyje. Tai pavyzdžiui, mes miegame, keliamės cirkadiniu ritmu, mes einam miegot
vakare kas 24 valandas, mes keliamės ryte kas 24 valandas. Mūsų temperatūra lygiai taip pat kyla, leidžiasi 24 valandų ritmu, būna aukščiausia popietė, žemiausia prieš pat mum atsibundant. Lygiai taip pat ir su įvairiausių medžiagų kiekiu mūsų kraujyje, netgi ir tas kortizolis, melatoninas, irgi va ten melatoninas išsiskiria vakare, paskui sumažėja, vėl išsiskiria vakare ir taip toliau. Ir va būtent tokie 24 valandų ritmų kintantys medžiagų kiekiai kraujyje, taip sakant, reguliuoja ir tą mūsų elgesį, kuris realiai kinta 24 valandų ritmu. Tai net mūsų ir protas aštriausias yra kiekvienam individualiai, bet tam tikrų dienos metu ten raumenys labiausiai pasiruošia kitų dienos metu. Tai žiūrėjau, tokie paros ritmai kažkokie, kurie realiai irgi vėlgi grįžtum į ką pasakėte, bet prieš tai yra labai svarbu šitam cirkadiniam ritmui tas pastovumas ir reguliarumas, tas toksai rutina. Ne? Tai apie tą rutiną dabar pakalbėti galime iš kitos šiek tiek pusės. Kas yra kokybiškas miegas tada anot Lauros? Papasakojus. Kokybiškas miegas, kai tu atsikeli visas žvalus, energingas ir geros nuotaikos. Nu čia taip paprastai pasakius, bet iš esmės svarbiausia, kad jūsų miegas būtų toksai, kad jūs ir atsikeliat būtent žvalus, geros nuotaikos, neužtrunka taip labai per daug ilgai atsibusti. Dieną užtenka energijos viskam, ką jūs tenai norite daryti. Na gerai, bet čia situacijos gali skirtis. Gal ten diena pas mane faina bus, čia susitikimas koksai smagus, čia arba su žmona į pasimatymą, arba ten šiaip į pasimatymą. Arba taip. Nežinau, ar tada gerai miegosi po to. Bet aš turiu omeny, kad tave gali apgauti šiek tiek aplinkybės įvairios, kaip tu jautiesi ir koks tavo efektyvumas yra ir taip toliau. Galbūt tiesiog ant adrenalino varai tu tą visą dieną, kas irgi beje yra toksai kortizolinis, adrenalininis mūsų nuolatinė mini stresinė būsena nuolatos, jinai irgi yra tokia jau tampa lėtinė po truputėlį. Bet aš labiau kalbu iš tos gal fiziologinės pusės. Jeigu reikėtų patarti žmogui, kad tu kokybiškai išsimiegosi, jeigu tu miegosi taip, kaip reikėtų miegoti. Na gerai. Tai tada su to kokybišku miegu iš esmės mes galim išskirti gal 4 tokias kategorijas, kas apspręstų, kad miegas yra geras, kokybiškas. Tai visų pirma, miegoti pakankamai. Tai reiškia tos 7-9 valandos kas nakt. Čia pirmas. Tada antras būtų, kad miegama yra kaip per dažnai naktį neprabundama. Kartais prabusti yra visiškai okei, viskas normalu ir ypač dar jeigu ten apsiverti ant kito šono ir iš karto užmiegi, tai čia nieko baisaus. Labai dažnai mes tiesą sakant prabundam, bet to net neatsimenam. Bet čia laikrodžiai gali parodyti ir sunervinti ryte. Jo. Tada trečias punktas yra, kad miegama yra laiku. Tai ne tai, kad tu nueini miegot 4 ryto ir keliesi ten 12 dienos, nebent jeigu tu esi super duper ekstremali pelėda, bet kad tu eini miegoti būtent kada tu jautiesi mieguistas, kada tu biologiškai esi linkęs miegoti, ir kelies. Tai iš esmės didžiai daugumai žmonių eini miegot vakare ir keliesi ryte. Ir kad tas miegas yra reguliarus. Vėlgi, kad einama miegot plius minus tuo pat metu ir keliamasi tuo pat metu. Čia mažas komentaras, kodėl dar tas reguliarumas yra svarbus, nes tada tavo smegenis ir kūnas žino, kada reikia išskirti migdančias medžiagas, kada reikia išskirti tave budinančias medžiagas. Ir jeigu tu vieną dieną įsimiegoti 8, kitą dieną 10, kitą dieną 12, tada ten 9, tavo kūnas galvos, kas čia vyksta, ką man daryti, kada tu nori, kad aš tave migdyčiau, kada tu nori, kad aš tave budinčiau, taip sakant. Ir tada prasideda nebe pikai, o plokščiakalniai visokie. Ką norėjau pasakyti ir pareplikuoti šią temą, kad pavyzdžiui, amerikiečių specpajėgos, jos einam... Tie kariai eina miegoti 9 valandą vakaro ir keliasi 4 ryto. Tai čia gaunasi tos 7 valandos miego ir jie yra elitiniai atletai, elitiniai kovotojai, elitiniai žmonės. Viskame kame. Tai yra jų emocinė būsena, koordinacija, budrumas, fizinės jėgos yra pike. Tai ką noriu pasakyti, kad ne veltui tikriausiai taip daro. Ir jeigu taip galvoji iš tos tokios fiziologinės pusės, tai taip, jie pagauna tikriausiai visas melatonino stadijas, pačias pirmasias ir tą piką visą. Tuomet jie ir gerai regeneruojasi būtent tarp tos 12 ten ir 3 valandos nakties. O tada taip gaunasi, kad tas toksai tarp 4 ir ten 7 valandos ryto, aš nežinau, kaip ten yra, galbūt iš tiesų tas miegas ir
gali būti taip nustumtas taip ir gal tarp tų 4 ir 7 nevyksta nieko tokio labai super ypatingo, stebuklingo tavo kūnui, kur privalėtum tu miegoti. Jo, tai čia vėlgi, ką aš girdžiu, tai yra realiai chronotipas vyturiai pelėdos. Aš apie kariškius labai daug nežinau, bet man netgi dabar, ką tu papasakai, man pačiai toks klausimas kilo, kad reiks pasižiūrėti tyrimus, ar yra padaryta gal didžioji dauguma tokio tipo specialistų ar karių, kariškių ir taip toliau. Galbūt jie yra realiai vyturiai ir visai ankstyvi vyturiai. Nes lygiai taip pat aš galvoju, kad jie yra tikrai, max performances, taip sakant, bet ar jie lygiai taip pat puikiai funkcionuotų, pavyzdžiui, vėlai vakare 9-10, kai galbūt pelėdos būtų kaip tik savo tam pike. Tai čia yra dar klausimas, gal kada tau reikia performint irgi. Yra toksai suvokimas tikrai kultūroje, kad anksčiau eiti miegoti ir anksčiau keltis yra sveikiau, ne? Ir kažkaip geriau, pagirtiniau. Ir aš nežinau, aš čia tiesiog paspekuliuosiu, kad gal tas irgi yra susijęs su tokia mūsų visuomenė, kad visai daug daryti, daug pasiekti ir anksti keltis ir, taip sakant, gerai dirbti. Bet iš kitos pusės tikrai galima pasižiūrėti, ta prasme, į pelėdas ir jų tą vėlesnį funkcionavimą, taip sakant, kad, irgi kaip į tiesiog kitokio tipo stiprybę ar kitokio tipo privalumą galbūt kitiem dalykam. Jo. Tai pirmas dalykas, būtinai pasidomėkit šitais moksliniais, nes labai dažnai į mūsų gyvenimus, į technologijas, į tokią kasdienį masinį vartojimą ateina labai daug informacijos ir nuleidžiama labai daug technologinių pažangų būtent per karo ir kosminę pramonę. Tai dažniausiai iš ten mes gaunam visą šitą gėrį. Taip, o antras dalykas, aš prisimenu dar kalbant apie tos posakius, įvairiausius, kaip kada anksti keltis, tai juk yra tas geras posakis, kad eini gulti ten su kažkuo ir keliesi su pirmais gaidžiais. Ir iš tikrųjų anksčiau, kiek aš žinau, taip ir miegodavo. Ta prasme, kol šviesu, tai ten ir veikia, vos tik tai pradeda temti eina miegoti. Jeigu tai yra vasara, tai tas miegas sutrumpėja, nes tie pirmi gaidžiai irgi ten 5 ryto jau jie ir gėda ten tie gaidžiai, žinai. Ir jie keliasi. Ir atitinkamai, kai žiema būna, kai mes turime labai ilgą naktį, tas miegas irgi kaip ir to reguliarumo irgi nebuvo, bet čia irgi, kaip sakoma, spekuliuoju truputėlį, nežinau, bet labai, labai įdomios temos. Tikrai čia dar irgi visai įdomu, kad šiuose šalyse, kaip Lietuva, mūsų platumose, kur mes turim metų laikus, sezonus, pusę metų tamsų, pusę metų šviesu, žmonės irgi miega skirtingai, aišku, šiais metų laikais. Tai, pavyzdžiui, jau yra pakankamai gerai pamatuota, kad žmonės žiemą miega apie valandą ilgiau negu vasarą. Ir tai yra, greičiausiai didžiąją dalimi susiję būtent su mažesniu šviesos kiekiu. Bet mes turime problemą, žmonės neišmiega pakankamo valandų kiekio. Ir čia jau tampa viena iš didžiausių ir sveikatos problemų, nes nuo to iš karto nukenčia. Tai kokios baimės gresia tiems, kurie nemiega pakankamai laiko visų pirma? Jo. Tai čia vėlgi norėčiau pradėti pasakydama nuo to, kad jeigu kartais miegi prastai, tikrai nieko baisaus. Nesinervuoti, nesijaudinti, net kartą per savaitę, aš sakyčiau, geriau neišsinervuoti, neišsitampyti, kūnas ištvermingas atsistatys, dar nesu to susitvarko, taip sakant. Problemos didesnės ir jau kada reiktų atkreipti dėmesį, yra jeigu miegama per trumpai arba prastai ilgą laiką, mėnesius, metus. Ir čia vėlgi pabrėšiu, kad būna periodų, kai negali, gyvenimas neleidžia. Vaikai, darbas, kažko rūpintis reikia, nežinau, sergi, būna. Irgi nieko, paskui atsistatys. Bet jeigu yra galimybės rūpintis miegu, tikrai apsimoka, nes lėtinis ilgas per trumpas miegas kerta per absoliučiai visą mūsų sveikatą, per kiekvieną organą, per kiekvieną fiziologinę sistemą, gal net ir drįsčiau teigti per kiekvieną ląstelę. Tai miegant per trumpai labai prastėja mūsų protinės funkcijos, prastėja atmintis, kerta per dėmesį, mes jo neišlaikom, lengviau išblaškomi, ilgėja reakcijos laikas, mažėja produktyvumas, kūrybingumas, mažėja emocinis stabilumas, mes žymiai labiau paveikiami streso esam ir žymiai daugiau užtrunka po jo atsistatyti vėl. Kerta per širdį ir kraujagyslių sistemą, silpnėja širdis ir kraujagyslių sistema, didėja širdies smūgių, aukšto kraujospūdžio rizika, sutrinka virškinimas, medžiagų pasisavinimas, yra nutukimo, viršsvorio rizika, diabeto 2 rizika didėja. Labai svarbu raumenim, kaulam, fiziniai jėgai, ištvermiai miegas, kad atsistatytų, kad traumų nebūtų.
Lygiai taip pat reprodukciniai sistemai, imuniniai sistemai, kad imuninė sistema gerai veiktų. Na, aš jau šiandien užsivedžiau kaip varikliukas, galėčiau. Imuninė sistema beje man labai pasijaučia. Jeigu tik tai aš turiu arba vėlyvą miegą, turiu omeny, jeigu aš ten kažkur tai į 12 valandą nusistumiu, kas šiais laikais dar irgi, sakyčiau, visai tikriausiai normalu būtų su ta 12 valanda, bet man tai jau yra nenormalu. Ir tenka keltis anksčiau. Žodžiu, kai man trūksta truputį miego, aš iš karto pajaučiu per burnoje atsiranda žaizdelės mažos, tokios stomatytinės. Ir tai yra imuninės sistemos nusilpimo požymis. Ir pirmoji vietoje man iš karto perspėja čia. Nieko dar nėra, bet jeigu tik tai man atsiranda kažkur tai ten kažkokios problemėlės burnos gleivinėje, tuomet man iš karto pradeda skaudėti limfmazgius va čionais visur. O čia tada, tu iš karto tau, ir tada, va čia turėjau problemėlę. Gerai, nedamiegam. Ar galima kompensuoti dienos metu? O, žiauriai geras klausimas, aš labai laukiau jo, taip sakant. Nes iš dalies taip. Ir aš manau, kad ypač gal šiais laikais tas svarbu visai pasakyti. Tai vėlgi, idealiausias variantas yra miegoti pakankamai kasnakt. Čia numeris 1. Bet jeigu jau nepavyko, tai jau geriau sekančiom naktim šiek tiek bent jau daugiau pamiegot. Aš nesakau 2-3 valandom daugiau pamiegot, nes išreguliuosi visus savo įmanomus ritmus, bet valandą, pavyzdžiui, pusvalandžių nueit anksčiau miegot, pusvalandžių vėliau atsikelti. Greičiausiai nuo miego trūkumo visai ir pavyks tą padaryti, na ir gal dieną trumpą po pietuką pamiegot. Čia dar detaliau galėsim apie po pietukus vėliau pakalbėti. Taigi, antras pagal gerumą scenarius yra tikrai per trumpo miego periodo vėliau šiek tiek atmiegoti. Ir tyrimai rodo taip, kad bent jau dalinai tą miego trūkumo sukeltą žalą galima pagerinti ar ištaisyti. Kompensuoti. Tiesiog užtrunka ilgiau. Ne tai, kad tu vieną naktį pamiegojai 3 valandom per mažai, kitą dieną 3 valandom daugiau ir jau viskas ištaisyta. Tai čia mokslininkai matavo atmintį, reakcijos laiką ir matome, kad reikia bent 3, 4 ar 5 dienas šiek tiek ilgiau pamiegoti. Ir vieną paskutinį komentarą ties šio klausimu pasakysiu, kad dar vienas yra toksai dalykas, kuris tarp kitko ir atėjo irgi iš vakariškių, iš profesionalių atletų, irgi miego prikaupimas, tai yra tas sleep banking, kad tu gali pamiegoti ilgiau geriau prieš per trumpo miego periodą ir tas tau padės lengviau, sveikiau, geriau ištverti per trumpo miego periodą ir po jo greičiau ir lengviau atsigauti. Opa. Tai dėl to, jeigu, pavyzdžiui, žinai, kad ateina stresingas periodas, kai gali pasistenk geriau pamiegoti. Ir dėl to ir apsimoka gerai miegoti, kai gali, nes nežinai, kas rytoj ateis, taip sakant. Prikaupti miego valandų tokio, truputėlį. Jo. Wow, kaip įdomu. Gerai, šitas man labai patiko momentas. Aš dar turiu tokį prisiminiau, Huberman Labo klausiausi ir tokį labai įdomų dar dalyką, bet apie jį papasakosim vėliau, tai nenukrypkime nuo temos dar apie pokaituką tą patį. O, gerai. Tai kaip su juo reikia tvarkytis, kiek reikia miegoti to pokaičio, kad jis būtų efektyviausias, kokybiškiausias, nes kiek girdėjau, ilgai miegot reikia miegoti arba ilgai, arba labai trumpai, ar tiesa? Jo, tai su tuo popiečio miegeliu dabar. Apskritai vidutiniam sveikam suaugusiam žmogui popiečio miegas super duper. Aš pati labai dažnai miegu popiečio miegelius. Man sekas, aš turiu tokią galimybę, galiu savo tą leist, bet 2 yra svarbus, 3 svarbus aspektai. Tai visų pirma, popiečio ar dienos miegų mėgautis tik tai tol, kol tai nepradeda trukdyti nakties miegui. Pavyzdžiui, jeigu miegat gerai naktį, pradeda truputį dieną pamiegoti ir žiūrit, kad vakare sunkiau užmiegt, blogai miegat, nereikia tada to dienos miego. Bet jeigu tai netrukdo dienos miegui, super duper. Dabar, punktas numeris 2. Svarbi yra trukmė dienos to miego, kad nebūtų ilgiau kaip 25-30 minučių, gal net sakyčiau 25, kad neįeitumėm į gilų miegą. Nes jeigu jau įeisim į gilų miegą, vyksta tam tikri procesai, bus sunkiau užmigti. Tai tada jau reikia visą ciklą varyti, jeigu jau einam į gilų miegą. Iš esmės taip, bet vėlgi tas ciklas, kaip tu žinosi, kada tas ciklas, taip sakant, pasibaigs ar po 70, ar 80, ar 90, ar 100 minučių. Ir iš esmės tam dienos miegui, bent jau kol kas pagal tyrimus, ką mes matom, kad geriausia yra tas trumpesnis toksai miegas. Ilgesni dienos miegai yra labai gerai tokiom specifiniam populiacijom. Pavyzdžiui, po per trumpo miego arba tie, kas dirba naktinį darbą, jeigu sergi. Čia tokios taip sakant, specialios aplinkybės yra.
Tai šiaip tai popietukas ar dienos tas miegelis neilgiau kaip 25 minutės ir ne per vėlai. Ne per vėlai yra kažkur apie 7 valandas prieš naktinį miegą, čia vėliausiai. Nes paskui čia gausis kaip užkandis prieš vakarienę. Nu, tai tik sugadina, taip sakant, apetitą. Taip. Ja. Oho. Bet dabar apie tą pokaičio miegą irgi iš karto per savo prizmę varau. Ir kada aš miegu trumpai, aš iš tikrųjų būnu tas, pum, reikia prabūsti ir aš toksai aktyv. Atrodo, ką tik tai nutiko. Taip. Bet tai duoda naudos. Taip. Man tikrai tai duoda naudos. Jeigu aš pamiegu ilgiau, šiaip tai, taip kitko, nukristi į tą ciklą ilgesnį irgi šiaip nieko, bet jau tada viskas jau išsijungęs ten guli ir jau nebekontroliuoji. Tai dažniausiai, kaip ir sako, tas ciklas jis gali būti nuo 80 minučių nusitęsti iki 320 minučių. Jo, bet ką aš esu pastebėjęs, nežinau kaip tai yra susiję, gal tai yra tiesiog mano vėlgi individualumas. Jeigu aš pamiegu daugiau negu tas 20 minučių arba 25, kartais taip nusistatau irgi žadintuvą tam pietų miegeliui, aš prabundu tokios depresyvinės nuotaikos. O ten kažkur po 40 minučių, po 5 atsikeliu ir galvoju, tipo, ką aš čia dabar padariau, kodėl aš miegu, kam aš vaistau savo laiką, reikia laiku miegoti, aš niekam tikęs rimtai, turiu tokių vidinių kažkokių tai pokalbių su savim gerą pusvalandį, kol neišeinu kažką tai daryti. Taip, labai, labai normalu, smegenys veikia tavo kaip ir turėtų. Čia tai labai gerai žinomas, tiesą sakant, efektas, čia vadinasi miego inercija, tai va dėl to ir nereikia per ilgai to dienos miego miegoti, nes tu ir tavo smegenys įeina į gilias miego stadijas. Ir iš jų paskui užtrunka išeiti. Ir tu prabundi kaip maišų daužtas. Tai ten kas tik nori. Ir depresija ir nerimas. Nu, aišku, ne depresija ir nerimas, bet, liūdna, ar ten bloga nuotaika, ar pradedi kažką sukt galvoj, kažkokie nerimai, tu negali atsibūst, maišų daužtas. Ir čia yra gerai žinoma miego inercija, kuri būtent ir pasireiškia, jeigu žmogus jau eina į gilų į miegą, ir iš jo prabunda. Ar, dažniausiai būna žadintuvas dar koks nors užstatytas, ar kas nors aplinkinis prabudina iš to gilaus miego ir už tai užtrunka, tai ta miego inercija gali tęstis iki valandos, kol tu jau pradėsi kaip žmogus funkcionuoti. Ir čia, tarp kitko, yra toks pavyzdys, va čia žmonės gali pajusti, kaip pelėdos jaučiasi ryte anksti atsikėlusios. Tai va būtent va tas toksai, o iš jų žmonės reikalauja, prabūsk čia, funkcionuok čia, dirb kažką ir taip toliau. Vienu žodžiu, mano vaikinas yra pelėda, tai aš už tai labai agituoju už tas pelėdas. Viskas jom gerai, taip sakęs. Geras. Tai va, bet dar dėl to po pietuko, paskutinį tokį komentarą norėjau pasakyti, kad pamiegant tą trumpesnį po pietuką, netgi 15 minučių dieną pamiegojus, 15 minučių, 20, 25, moksliniai tyrimai vėlgi aiškiai rodo, kad tada miego inercija tęsiasi gal 5, 10 minučių ir tu jau prasibudini, bet tie teigiami efektai po pietuko tęsiasi 2-3 valandas. Wow. Tai yra aštresnis protas, geresnė nuotaika, energija didesnė, motyvacija geresnė. Tai ir aš tą pati irgi, iš savo praktikos miegojimo, to prasme patyriau, kad, labai apsimoka, tu ten 20 minučių pauzę vidury dienos padarai ir tu paskui vos ne kaip antrą dieną gauni. Pailsėjęs, atsigavęs, taip sakant. Jo. Mano mintis nukeliavo dabar iš karto vizualiai į mokslo šaką, chronomediciną tokia atsiradusią. Norėčiau dar apie ją pakalbėti, bet dar noriu truputį grįžti prie kokybiško miego, tai yra labai svarbu. Ir dabar aš paliesiu tamsos šviesos klausimą. Mes žinom, kad visą šitą dalyką reguliuoja pas mus konkaržinė liauka. Mes turime tokią paslėptą smegenyse nedidelę ten nago dydžio liauką, kuri labai yra svarbi mūsų šitam visam reikalui ir mes prie jos toj grįšime, bet kalbant apie gyvūnus, netgi, aš kiek žinau, istoriškai net jinai buvo vadinama trečioji akis, nes kažkur tai čia pas gyvūnus viršų yra dažniausiai stačius, ten pas varlės visokios, ten varliagyvius įvairiausius. Ir jos ten labai stipriai reaguoja į tuos dalykus. Ir ten pas jos yra labai rutiniškai ir ten ateina tam tikras paros metas, jos ten eina miegoti ir panašiai. Beje, uodai miega po velniais ar nemiega? Žiauriai geras klausimas. Miega, žinok, visi. Visi tirti gyvūnai iki šiol miega. Ir netgi miega tie gyvūnai, kurie net smegenų neturi. Medūzos miega, pavyzdžiui. Tik tai tas jų miegas, tarp kitko, yra labai kitoks. Tai galima pasižiūrėti, kada gyvūnas, pavyzdžiui, mažiau juda
ir ar jisai lygiai taip pat reaguoja į kažkokį stimulą. Ir būtent, kai gyvūnas miega, reikia didesnio stimulo, jau kad jį, taip sakant, prižadinti. Man atrodo, kad uodai ne velnio nemiega. Tik nervina. Eina sauja, užnisa juodai, nebegaliu. Gerai, aš klausiausi kažkada Daliaus Barkausko paskaitos seniai. Ir jisai po to laiko, visą laiką, kada užsimina kažką apie miegą, jisai labai dažnai paakcentuoja vieną dalyką. Investuokite į kokybiškas žaliuzes ir sukurkite kambaryje visišką tamsą. Taškas. Aš pradėjau to klausimu domėtis. Prisidomėjau iki tokio lygio, kad yra tokia mokslo šaka chronomedicina. Tenais jau prasideda tyrimai, tenais jau prasideda įdomus dalykai, mokslas ir taip toliau, tai ten dabar mes galėtume tiesiog visą valandą apie tai kalbėti. Aš labai greitai noriu pareziumuoti, ką aš ten esu išgirdęs ir norėsiu jūsų nuomonės, dar patvirtinimo arba paneigimo. Mes privalome miegoti visiškoje tamsoje. Ir bet koks, net ir mažytis šviesos šaltinis, papuolęs ant mūsų voko, jis jau mūsų konkurežiniai liaukai siunčia signalą ir po to pasiekmes yra tokios, apie kurias mes kalbėjome pradžioje, kuomet aš jūs klausiau, kokios neigiamos pasiekmes gali būti. Ir infarktų rizika, širdies kraujagyslių sistema, mirties rizikos padidėja milžiniškai. Vien dėl paprastų dalykėlio, kad tu nemiegi visiškoje tamsoje. Bet to šiais laikais žibintai šviečia ištisas naktis ir jeigu tu tai neturi. Žuolaidų gerų. Jo, taip, tai iš esmės tai taip, galima sakyti, kad visiškai tiesa. Dabar šviesa tikrai patenka į mūsų smegenis ir tam tikrus miegą reguliuojančius centrus per net ir užmerktas akis. Tai čia visiškai tiesa ir per vokus ir taip toliau. Dabar dėl tos visiškai aklinos šviesos, berods kiek teko vienu žodžiu domėtis, kad ten labai minimali švieselė, nieko ten jau labai per daug baisaus. Tai aš sakyčiau, kad gal ta super aklina šviesa, dar ypač dabar, aš manau, kad žmonės yra labai atpratę nuo aklinos tamsos. Ir kai prieš kurie... biologiją nepašakinės. Prieš biologiją nepašakinės. Ten pati pasakiau, taip sakant. Bet kai kuriuos gali netgi gąsdinti ar kelti nerimą ir tada žmonės nemiega nuo to nerimo, nes nemalonu, negera visiškai aklinoj, taip sakant, tamsoj. Tai taip, geriausia, kuo tamsiau, tuo geriau. Bet, truputį, ką žinau, ten toks plyšelis, gal tų užuolaidų, jeigu taip žmogui lengviau geriau užmigti, tikrai yra nieko per daug baisaus, taip sakant. Jo. Tarp kitko prisiminiau ir tyrimą vieną, dabar beklausant apie švieseles. Buvo darytas tyrimas, kur kiekvieną dieną, vieną kartą per naktį įjungdavo šviesą miegančiam žmogui. Kambaryje įjungia šviesą, 15, man atrodo, ar tai 20 sekundžių. Palieka, išjungia, taškas, išeina. Kiekvieną naktį. Ištirta ir pasakyta, kad onkologinė rizika padidėja N kartų. Vien tik dėl tokio paprasto mažo dalyko. Va čia toks įdomus faktas ir sakau, klausiausi, domėjausi, buvau nustebęs, wow. Bet ten, nežinau. Čia galima, aišku, vėlgi. Aš truputį skeptiška. Tikrai įdomu ir gali būti, kad į tą pusę, taip sakant, bet skamba truputį too good to be true arba per didelis efektas, kad būtų, taip sakant, tiesa. Mūsų biologija tokia, aš sakyčiau, ištverminga ir visai atspari prie dalykų irgi gali, taip sakant, prisitaikyti. Iš esmės taip, tikrai, miegant su per daug šviesos, negerai, kenkia sveikatai, mėnesius, kokybė metus. miego prastėja. Tikrai taip, čia aš tikrai nesiginčiusiu. Bet kad taip iš karto driokstel, taip sakant, kad truputį 15-20 sekundžių šviesos gali prie tokių labai jau baisių problemų privesti, tai aš taip skeptiškai, tiesą sakant, reaguočiau į tą. Pakalbėkime apie pamaininį darbą dirbančių žmonės. Jiems iš vis su miegu yra reikalų. Jie nepapuola ir į tuos cirkadinius ritmus teisingus biologinius ir kaip jiems, ar vėlgi, kaip sakot, kūnas ištvermingas ir gali susitvarkyti su daug dalykų ir adaptuojasi, nes aš būčiau linkęs manyti, jog ne. Ne. Naktinis darbas labai blogai sveikatai iš esmės. Čia jau niekaip tu neįviniosi jokią vatą, taip sakant. Aišku, niekaip mūsų pasaulis negalėtų veikti be naktinę pamainą dirbančių žmonių ir jie visiškai yra, didvyriai, pasiaukojantis ta prasme ir, aš labai tikiuosi, kad bent jau ateityje tikrai bus ir algos keliamos ir į pensiją anksčiau išeiti ir daugiau atostogų. Tokios geros pastabos, klausykit. Taip, politikai. klausykit valdžią, taip sakant.
Bet yra du aspektai, ką norėčiau truputį pakalbėti. Pirmas toksai trumpas, kad naktinis darbas gali būti tinkamas pelėdoms ir ekstremaliom pelėdom. Ir yra keletas tokių nedidelių tyrimukų, kurie ir parodo, kad pelėdos geriau tvarkosi, jų sveikatai netaip kenkia. Vėlyvas ir naktinis darbas. Tai čia vienas dalykas. Ir antras dalykas yra keletas dalykų, ką naktinį darbą dirbantis žmonės gali padaryti, kad sumažinti tą žalą. Tai aš dabar jos ir norėčiau paminėti. Tai visų pirma, prieš naktinę pamainą miegot kiek telpa, tiek naktį, tiek netgi tą dienos paguliuką, kiek telpa, prikaupt truputį. Na ir po naktinės pamainos, kiek gaunasi, irgi iš karto eit miegot, pamiegot daug ir kiek gaunasi, taip sakant. Dabar, naktinė pamaina iš esmės apsiverčia rytą su vakaru. Tai taip ir elgtis, kad naktinės pamainos pradžia iš esmės yra rytas, o naktinės pamainos pabaiga iš esmės yra vakaras. Ir realiai tada eina tie patys miego patarimai, kad kava tik ryte, valgyti iš esmės daugiau pirmoji dienos pusėje, tai reiškia naktinės pamainos pradžioj. Jeigu norisi pamiegoti paguliuką naktinės pamainos metu, jeigu yra galima, patartina tik tai pirmoje naktinės pamainos pusėje ir jau link naktinės pamainos pabaigos stengtis kuo mažiau šviesų, jokio kofeino, per daug neprisivalgyti. Ir nesvarbu, kad lauke šviesų ir tu grįžti namo paryčiais. Žiauriai geras komentaras. Ir paskutinis patarimas yra važiuoti namo su akiniais nuo saulės, kad šviesa neišbudintų. Ir čia tarp kitko yra vienas iš tų atvejų, kai melatonino papildai gali padėti. Nes tu eini miegot visiškai nelaiku, taip sakant, tai tuomet gali melatonino papildai išgeriami ryte, pusvalandis prieš miegą, jau kai grįžti namo miegot, gali padėti užmigt, geriau miegot. Bet vėlgi čia, prašau, pasitarkit su savo gydytojais, jeigu taip jau norisi pabandyti. Čia rimtas vaistas, čia ne taip, kad yra geri savo ir galvoji, kad tu tvarkaisi savo miegą. Kaip ir minėjom pačioj pradžioj, tai yra hormoninis preparatas, jisai eis į sistemą visą. Taip, eis į sistemą, va. Jisai tai darys reikalus. Gerai, o apskritai papildai, maistas padedantis miegui arba susijęs su miegu, kokie yra, į ką reikėtų atkreipti dėmesį, ką vartot, ko nevartot? Jo, tai čia vėlgi pradėsiu labai gal nuobodžiai ir visiems gerai žinomai, bet tą rodo ir tyrimai, kad sveikai valgysi, gerai miegosi, nesveikai valgysi, blogai miegosi. Tai čia ką mes matom irgi. Kai blogai miegosi, vėl nesveikai valgysi, nes norisi vėl paskui ten. Taip, ir užsisuka tada. Ir visą laiką iš tų ciklų išeit, vienu žodžiu, sunku. Bet ką mes matom, kad taip, tie žmonės, kurie valgo, sveikai, daug skaidulų, baltymų, sveiki riebalai, taip toliau, miega geriau negu, aišku, tie, kurie valgo daug nesveiko maisto, greito maisto, ir visiems jau gerai žinomų nesveikų dalykų. Bet keletas gal tokių niuansėlių ir taip toliau. Tarp kitko teko pasidomėti ir aš tikrai skeptiška buvau prieš žiūrinti tuos mokslinius tyrimus, kad čia maistas, kuris ten turi triptofano ir melatonino, kad čia kažką tai padės tam miegui. Ir berods, kad taip, tiesą sakant, tai čia riešutai visokie uogos. Nėra, kad ten super piliulė, bet truputį gali padėti lengviau užmigti, geriau miegoti, taip sakant. Čia dar apie visokius miego papildus. Magnis, pavyzdžiui, magnis gali padėti, jeigu magnio trūksta. Tai tada pasitikrinti kraują, pasižiūrėti, taip sakant. Visokie žoleliniai preparatai, kaip ten visiems gerai žinomos, ten pasiflorai, levandos, valerijonai, taip toliau, irgi gali, ten realiai veikia toks apraminimas, atpalaidavimas ir kas tada, aišku, palengvina miego užmigimą. Bet čia tokį gal kaip perspėjimą ar įspėjimą norėčiau pasakyti, kad nesipirktų žmonės bele kokių neaiškių papildų iš internetų. Nes čia ne tai, kad ten gali nepadėti, bet gali ir pakenkti, nes visų pirma, tu nežinai, ką tu perki. Buvo vienas tyrimas atliktas Amerikoje su įvairiausiais melatonino papildais, mokslininkai susipirko ten daug visokių skirtingų ir realiai tyrė žiūrėjo, kas ten tuose papilduose yra, ir ar melatoninas, ar dar kažko ir kiek. Ir ten buvo skaičiai tragiški, ten kai kur iš vis to melatonino nebuvo, kai kur buvo ten iki 8 kartų daugiau negu buvo parašyta, kai kur ten rado dar kitų medžiagų pripaišytų, taip sakant. O dabar aš kai paguglinau, tai ten, Jėzu, aš ten tokių, kai kur net tokių medžiagų net negirdėjau. Ta prasme, o čia sako, kad gerina miegą, tyrimų apie jas nėra, tai bent jau plius minus pasigūglint, pasižiūrėt, ar bent jau yra tirta iš vis tos medžiagos.
prieš kažką, taip sakant, įsigijant, bandant. Na, aš manau, kad tada jau geriausiai, kaip mano žmona daro, nusiperka lemputę ten tą, aliejuką kokį lašiną, kuris jau yra ten per šimtmečius patikrintas, ten levandos, kaip sakote, kažkas palaiduojančio, ir geras kvapas, ir ten tau biški garina, ir drėgmės šiekios tokios yra, ir tuo pačiu kažkaip tai placebas gal suveikia, kad ir miegeliui, o gal ir iš tiesų padeda, nes, nu, kaip ir sako, tai yra tie kvapai, aliejų, irgi ne šiaip savo yra, tai yra gydomoji natūraliai medžiaga. Tai. Taip, ir truputį. Tiesą sakant, netgi, sakyčiau, kaip ir dalis gero miego įpročių. Tai, pavyzdžiui, vienas irgi svarbus patarimas, kai tikim geram miegui, yra turėti raminančią gerą tokią vakaro rutiną, kur tu vakare plius minus darai beveik tą patį, atpalaiduot, nusiramint kokią bent jau valandą prieš miegą, nes tas yra signalas tavo smegenim, kad artėja miego laikas, nu tai atsipalaiduojam, raminam. Čia lygiai taip patgi kaip vaikam visi, ne, daro visas tas vakaro rutinas. Nu tai mes suaugę, nu nieko nesiskiriam, smegenis tai taip pat veikia iš esmės. Mūsų tinklaladėje vandens pertraukėlė ir mes renkamės Akvilės vandenį šiai pertraukėliai. Vanduo, kurį atidarius, jūs galite būti tikri, jog jūs esate pirmas, kuris prisiliečite prie šio nekalto vandens, Ultra Clean technologija, išgaunamas vanduo, neturi jokio sąlyčio absoliučiai su nieku, apart jūsų lūpų ir gomurio. Atsigaivinam ir tęsė mūsų pokalbį. Laura, gali duoti velnių tiems, kurie miega su telefonais šalia galvos arba dar baisiau krauna juos? Aš pati kraunu. O, brava, gražiausia. Nemeluosiu, taip sakant, jo. Nežinau, dėl tų visų telefonų prie galvų ar telefonų krovimų, aš tiesą sakant nežinau. Aš per daug nesidomėjau tą temą. Vienas dalykas, kad aišku, reikia ten išsijungti visus garsus notificationus, geriausia užsidėti ant ten skrydžio režimo, taip sakant, kad jau nieks nesitrukdytų. Tai čia yra turbūt svarbiausias dalykas, bet aišku, ta prasme, apskritai šiais laikais, turbūt kuo mažiau naudoti tos telefonus, tuo geriau. Bet svarbiausia, tai, nu, nenaudoti ten jų darbų daryti ar ten stresuoti piulovui prieš pat užmiegant. O aš šioje vietoje būsiu kategoriškas. Gerai. Ir aš manau, kad miegamajam neturi būti iš vis jokios technikos, apskritai, nei televizoriaus, nei kompiuterių, nei pakrovimų, tuo labiau, nei telefono. Ir kad taip, jeigu ir yra telefonas skirtas žadintuvui, tai tada jau pasidėk jį kažkur taip pat tolimiausią kampą, nuo lovos, nuo savęs. Ir kaip ir minėjau dar pačioj pradžioje, aš manau, kad vis dėlto ta natūrali, vėlgi, aš labai mėgstu gamtos dėsniais vadovautis. Pavyzdžiui, man gamtos ir prigimtiniai įvairiausi dėsniai labai stipriai padeda santykiuose, man labai stipriai padeda pasirinkti sportą ir judesio formą, nes kaip ten bebūtų, vis tiek mes grįžtame prie natūralaus judesio, turiu omeny, tai yra, ar tai yra buvimas gamtoje, ėjimas ir taip toliau, tie patys prigimtiniai dėsniai veikia ir tiesiog gamtos suvokime, tai yra pakvėpuoti, išeiti į gryną orą, pakelti akis, pasižiūrėti ir lygiai taip pat ir čia. Tai aš manau, kad reikėtų dar vienas iš tokių iš mano asmeninių patarimų, tai ir toje tamsoje miegoti vis dėlto. Tai, na kaip sakyti, tamsa vis tiek asociuojasi su miegu. Taip, ten galbūt kokia viena kita lemputė ir nepadarys didelės žalos, bet jeigu yra galimybė, tamsa ir kad miegamas būtų švarus. O kalbant apie tą, kodėl prašiau duoti velnių, tai vėlgi ne su konkrečiais moksliniais įrodymais ir su nuoroda į kažkokį tai mokslinį straipsnį, o tiesiog iš interneto platybių paprasti žmogiški tyrimai, kurie tyria elektrinio magnetinių bangų sklaidą iš telefono, kuomet jis yra kraunamas. Kad ten yra didžiuliai kiekiai, ta prasme, labai stipri mikro radiacija, labai tokia stipri spinduliuotė, sakykime taip. Aišku, ten nėra kaip iš elektrinės atominės, bet turiu omeny kažką skleidžia daugiau, todėl rekomenduojama to nedaryti. O jeigu jau telefonas yra prie savęs, kad ant skrydžio režimo būtų. Jo, va čia. Žadintuvas vis tiek suveiks. Jo. Turės suveikti. O gerai, dabar dar toksai gyvenimiškas situacija, labai paprasta, galbūt ir žinoma, tai yra atidėliojimas to miegelio, kur mes tą mygtuką ir paspausim 10 minučių ekstra, 10 minučių. Ir tu nuolatinėme tame strese pusvalandį gali ir murgdytis, kaip yra su tuo. Labai geras klausimas, nes aš irgi ilgą laiką tikėjau ir galvojau, kad būtent va taip ir yra, kad tas snūzo
snūzo spaudimas, kad tik tai sukelia didesnį stresą mūsų organizmui, bet čia toksai įdomus tyrimas nesenai išėjo praeitais metais, man atrodo, švedų mokslininkų buvo. Ir jie tyrė vėlgi atskirai vyturius ir pelėdas. Tai esmė, kad tas snūzo mygtukas, snaudimo mygtukas, pelėdom, tiesą sakant, gali ne tik, kad nekenkti, bet ir truputį padėti lengviau ir sveikiau atsikelti. Nes tas snaudimo mygtukas tarytum leidžia tau atsikelti iš vis negilesnių miego stadijų. Ir tuomet yra greičiau, lengviau atsikeliama ir netgi mokslininkai primatavo, kad po to pelėdos, kurios kėlėsi su snaudimo mygtuku, bet aš neatsimenu, man atrodo, jie gal ten 2 kartus paspaudė, aš nešneku apie ten 20 kartų to mygtuko spaudinėjimą, bet kad pelėdos, kurios kėlėsi su snaudimo mygtuku, kad jos greičiau, taip sakant, pradėjo optimaliau funkcionuoti, ten matavo protinės visokias funkcijas, tai greičiau gavosi jau aktyviai reaguoti. Bet aišku, vėlgi, jeigu jau reikia miegoti su to snaudimo mygtuku, dažniausiai tai reiškia, kad trūksta miego. Tai tada jau, reiktų pasižiūrėti, ar yra miegama pakankamai. Aš darau tą reikalą. Pas mane pirštos yra atidirbtos, jau aš ten galiu ir ant ekrano paspausti, jau žinau, kur, žinai, jie riešoniniai mygtukai visi pas mane užprogramuoti, kad tas tą padaro. Ir žmona galiausiai mane tiesiog išspiria iš lovos. Tiesiog pasisuka šonu, tuts tokį, žinai, smūgelį man per šonkulius, o čia kartais užvažiuoju arba per klubus ir aš iš tos lovytės tada hopa, kaip kareivėlis. Bet man vis tiek yra neaišku, gal mes turime dar truputį laiko, pakalbėkim, Laura, kaip atskirti, kaip pasidaryti savitestą, ar tu esi vyturys, ar tu esi pelėda. Tai aš manau, kad iš esmės kiekvienas mes žinom, ar mes esam vyturiai ar pelėdos. Man atrodo, jau per keliasdešimt ar kažkiek tai tų gyvenimo metų, taip sakant, jau plius minus tu žinai, kada tu labiau mėgsti eiti miegoti, kada tau geriau yra užmigti ir kada tau geriau yra kelti. Pažiūrėsim, gal tu čia ir visai nesutiksi. Bet dažniausiai tai, jeigu yra galimybė, arba pasidarai realiai galimybę pasižiūrėti, kada tu miegi ir užmiegi be jokių įsipareigojimų ar ten žadintuvų, kad ten reikia ryte keltis, ir vakare tada jau per daug technologijom, televizoriais, šviesom nesinaudoji, nes tada ir pasižiūri, kada tu, taip sakant, anksčiau, kada tu realiai užmiegi natūralioj prieblandai. Čia lygiai taip pat, pavyzdžiui, pasižiūrėk, tu esi ten namuose, skaitykim su ten kompiuteriais, televizoriais, taip toliau, bet, pavyzdžiui, nuvažiuok ten į kokią nors trobelę, kur nėra jokio televizoriaus, galbūt jokio interneto, jokios šviesos, sėdi prie žvakių, tu 9 turbūt jau pradėsi knapsėti. Ir pasižiūri, kada tu natūraliai keliesi ir taip keletą dienų ir pasižiūri, koks yra tas tavo ritmas. Čia vėlgi tas toks senas geras savęs stebėjimas, kuris visus labai užknisa, nes užtrunka laiko ir sunkus darbas gali būti. Pritariu tam tikriausiai, va čia reikėtų tiesiog atsisakyti visų kasdienių įpročių ir pabandyti tiesiog pajausti vakarą į rytą kelias dienas, pabandyti tai padaryti, ne? Ir tiesiog, nes pavyzdžiui, mano atveju aš save bandau įtikinti, kad aš noriu keltis 5 ryto, tada skirti laiko savo, ten 1,5 valandos ir tada jau pažadinti šeimą, vaikus, ten ruošti į mokyklą, kur aš jau ten, žinai, pusę savo ritualų mėgstamiausio esu padaręs per visą dieną ir esu pasiruošęs pilnai. Kita vertus, man pasėdėti, pavyzdžiui, man labai geras minčių srautas eina vakare. Aš kai sėdžiu, aš galiu knygą rašyti vakare, aš galiu ten mąstyti, aš galiu ten scenarijų sugalvoti, klausimus susirašyti ten, idėjos gimsta, bet kam kūrybiniai potencialai atsiveria. Ir tada atitinkamai aš noriu ilgiau pamiegoti, nes kažkaip, bet aš manau, kad vis dėlto daug dažniausiai mes, Laura, susidurime su tuo, kad žmogus tą tokią savytaigą turi. Jisai savo kažką pasako. Kaip ir sakom, atsikeliam, čia nais, bet taigi žiūrėk, ką laikrodis rodo. Ir viskas įkala savo į galvą ir tu ir neišmeti to iš galvos. Arba, tarkime, aš vakar nenuėjau laiku miegoti ir dabar tikrai dėl to yra pasekmė priežastis. Kaip šito atsikratyti dalyko reikia? Kaip reikia iš to išeiti, neįsivaizduoju. O reikia to atsikratyti, nes tas gali būti geras dalykas, tas gali būti blogas dalykas. Tu gali savai įsiteikti, kad viskas gerai, viskas pavyks, viskas važiuojam. Tas savitaiga, aš manau, kad pats iš savęs dalykas tai nei blogas, nei geras. Žiūri, kaip tu panaudosi. Ir šitie sakė, netgi yra labai labai nesenai paleista tokia mokslinė teorija dėl to miego, kas ir netgi keletas tokių paremenčių tyrimų, kad mūsų miego poreikis netgi priklauso nuo mūsų motyvacijos kitos dienos dalykam. Kad pavyzdžiui, jeigu mes labai laukiam, labai norim,
tai kad net ir gali būti, kad mes trumpiau pamiegosim, bet kad to, taip sakant, užteks. Ir čia netgi, galima pagalvoti, pavyzdžiui, kaip maži vaikai keliasi žiauriai anksti, nes ten kalėdų senelis dovanas atneš, bent jau mano laikais tai buvo, aš nežinau, kaip dabar vienu žodžiu. O tas pats, gerai. Taip sakant, ir man pačiai labai dažnai būna, jeigu aš kažko labai laukiu, arba ten kažkokios kelionės, ar kažko, kur tikrai, tu nestresuoji ir ten bijai nenori, bet toks, užsidegęs pakalbėti ir taip toliau. Lengvas adrenalino džiaugsmas. Tas toks, jo. Tai būna ir vėliau tu gal ten ir užmigsi, nes apie tai galvosi, gal ir anksčiau atsikelsi, nes jau nori, bet tu jausies labai gerai. Ir tie mokslininkai, tiesą sakant, pasakė labai tokį gerą dalyką, kad miegas, netgi žiūrint, ta prasme, natūralioj gamtoj su įvairiausiom gyvūnų rūšim, miegas yra labai dinamiškas ir adaptyvus procesas. Jisai prisitaiko prie gyvenimo aplinkybių. Pavyzdžiui, gyvūnijos pasauly, ta prasme, tu miršti nuo to, kad tau reikia pavalgyti, tai tu mažiau miegosi, vaikščiosi, ieškosies maisto, pamiegosi vėliau. Tai yra toksai tikrai, adaptyvus, taip sakant, procesas. Ir manau, dar tą reikia prisiminti. Bet čia vėlgi, svarbu, kad, ta tokia sveika, natūrali motyvacija būtų, o ne tai, kad ten galvoti, kad ne, čia reikia viską padaryti, miegosiu po 4 valandas, viską pasieksiu, viską padarysiu, viską socialinėse medijose ten paskelbsiu, tai nieko gero iš to nebus. Bet žiūri, kas tave, iš tikrai veža, taip sakant, tai gali kartais ir mažiau to miego užtekti. Jo, pritariu. Tikrai tai būna. Ir tas toksai laukimas, aš iš vaikystės tai prisimenu, kai ekskursijos būdavo. Ir tai būdavo pati didžiausia šventė mokykloje, kai tu gali kažkur tai važiuoti su autobusu ir valgyti ten tai, kas tau patinka, sausainius, saldumynus, tai ten naktis būdavo va. Visą naktį, ten iki pat varyčių ir tada tos 2 valandos easy visiškai. Bet aišku, atgal važiuojant autobusu jau knapsėdavom visi ant. Gerai, ir tada pabaigai dar truputėlį galvojau tokių patarimų, galbūt netgi ar kažkaip tai tiem patiems studentam, pavyzdžiui, kurie mokosi. Ir įdomų dalyką prisiminiau, apie kurį užsiminiau pokalbio viduryje, klausiausi Andrew Hubermano tinklalaidės Spotify. Ir jisai paminėjo labai fainą metodą, kuris yra labai veiksmingas ir ištirtas, kuomet tu nori įsisavinti kažkokią informaciją. Tarkime, tavęs laukia kažkokia labai rimta pamoka, tai yra mokymai kažkokie ar kažkoks seminaras, kurį tu įsigijai ir panašiai. Kaip reikėtų daryti? Jisai patarė taip. Tu turi aktyvų sportą apie pusvalandį, tada tu eini į tą savo mokslą ir po to mokslo tu turi 15 minučių non-sleep deep rest, kaip jisai pavadino. Esat girdėję tokį dalyką? Jo, tai vienas dalykas čia, bent jau ką žinau tvirtai iš mokslinių tyrimų, kad besimokant miegas ir miego pertraukėlės yra tikrai labai svarbios, nes miegas realiai užtvirtina naujai išmoktą informaciją. Čia taip paprastai pasakyti. Tai, pavyzdžiui, studentam, kurie labai daug mokosi, aš tikrai rekomenduočiau, pavyzdžiui, pasimokyti kokį 90 minučių bloką ar ten porą valandų, vėlgi su trumpom pertraukėlėm, bet jau po poros valandų bloko numigti 15-20 minučių. Geras. Tas išsaugo jau išmoktą informaciją ir padaro vietos naujai informacijai išmokti smegenyse. Čia taip supaprastintai pasakius. Taip. Labai daug tyrimų tą parodo, kad būtent tokios mini miego pertraukėlės ir labai svarbus yra geras ir pakankamas miegas naktį, kad užtvirtint tai, ką tu išmokai ir paruoš tavo smegenis lengvam mokymuisi kitą dieną. Labai įdomus. Tai užbaigiant tą Andrew Hubermano patarimą, tai irgi reiškia, ta informacija įsisavinama daug geriau, nei kažkur nugula į tuos informacinius tavo neurologinius plodus, kuri ten užsifiksuoja ir tu daug geriau atsiminsi ją. Tai toks įdomus patarimas. Bet labai įdomus tas posakis, non-sleep deep rest. Jisai toksai tas pasnūduriavimas čia tikriausiai mūsų lietuvių kalba išvertus būtų. Neteko susidurti su pačiu šitų terminų ir apskritai jo panaudojimu. Jo, yra tekę. Tai ten, aš sakyčiau, ten yra visiškai nemiegas, ta prasme, ten nei snūduriavimas, nei miegas. Ten yra, ten dažniausiai būna kokia joga nidra, tai ten kaip tik, tiesą sakant, esmė yra neužmigti, bet atsipalaiduoti. Dėl to ir vadinasi tas non-sleep. Bet akis užmerkt? Jo, akis užmerkt. Ir jeigu užmiegi, tai jau miegas. Tai jau nebe non-sleep deep rest. Bet aš drįsčiau teikti, kad čia miegas užtvirtinti informaciją gal ir yra geriau. Bet
pagulėti ramiai atsipalaidavus užmerktom akim yra geriau negu nepagulėti, taip sakant, tada šituo atveju. Tai ir tas yra gerai. Jo, bet tas non-sleep deep rest, tai dažniausiai tai yra jo būtent kažkokios meditacijos, kūno skenavimai, kažkokie, protokolas kažkoks skaitomas, vizualizacijos, kad, tave tiesiog labai giliai atpalaiduoja. Kažkokia tai, kaip ten ta vadinama, yra Birštono Eglės sanatorijoje, ta terapija kažkokia, garso terapija. Kur tu atsiguli, tau groja kažkas ir tą atpalaidavimą, bet ten truputį ilgokai, ten jau tikrai kartais nueini ir į sleep rest. Oi, aš tai greit jau. O jeigu išvertus žiūrovams, kurie nesupranta anglų kalbos, tai non-sleep deep rest, tai yra, reiškia, nemiegojimo gilus poilsis. Gilus poilsis, jo, toksai gaunasi. Jo, toksai pasnūduriavimas. Pabėgo viena mintis, dar kažką tai norėjau truputėlį pridėti prie viso šito reikalo, bet manau, kad jau po trupučiuką finalizuosime mes mūsų pokalbį ir dar, tokį įdomų momentą buvau prisiminęs, kad toje pačioje Japonijoje, man atrodo, ar kažkur tai jau yra, o gal ir ne Japonijoje, gal ir vakarų Europoje, ar kažkur mes jau čia aplinkinėse šalyse, gal ir Lietuvoje jau yra įmonės, kurios jau ir lovos yra paruoštos. Yra tokie miego kambarėliai, kur, ta prasme, tu turi... kad Japonijoje, kad jeigu tu esi mieguistas, tu privalai miegoti, tu privalai nueiti pamiegoti, ten nėra tokio dalyko, kad tu neefektyvus esi, tavo darbo įgūdis efektyvumas yra nulinis. Super, žiauriai protingai, visiškai sutinku. Ta prasme ir logika ir moksliniai tyrimai rodo, kad jeigu dieną numigti, jeigu tu esi pavargęs, tai 10 minučių pailsi, tu mažiau pavargęs arba iš vis nebepavargęs. Tai aš labai tikrai skatinčiau, rekomenduočiau visas įmonės teikti pamiegojimo poilsio kambarėlius, kur darbuotojai gali pamiegoti. Ta daro ir kai kurios įmonės, bent jau teigia darančios interneto platybėse, tiek Amerikoje, tiek Europoje, tai ten net Ben & Jerry's, aišku, Google'as, Nike'as, ten kas tik nori, nes žmonės supranta, kad ta prasme bus geresnis darbo našumas, produktyvumas, nuotaika, ten santykiai tarp kolegų, santykiai su klientais bus žymiai geresni, jeigu darbuotojai bus gerai pailsėję. Aš kada buvau paauglys ir važinėdavau iš Vilniaus rajono į miestą, tais tokiais nedideliais tarpmiestiniais autobusiukais, tai pamenu vairuotojas, kadangi jisai atvažiuoja į stotį, išleidžia mus ir jisai po 15 minučių vėl turi važiuoti ir jis visą dieną kursuoja, įsivaizduoja. Tai jisai išleidžia žmonės, greitai nubėga ant galinės sėdynės, uždaro duris, jisai 7 minutės ar 8 tenai sugeba pamiegoti, tą tokį nueiti į tą tokį, viskas jam užtenka. Ir jisai nuvaro, vėl sėdi, vairuoja ir sako, man tai puikiai, kuo puikiausiai veikia. Tai. Žiūri geras vairuotojas. Iš tikrųjų labai jisai šitą dalyką atkalęs buvo. Jisai nešvaistydavo laiko, neužkandžiaudavo kažką, ne į telefoną ten. Teisingai, nešvaistydavo laiko. Trumpo komentarą tik norėčiau pasakyti, nes čia toksai svarbus visai yra dėl to dienos miegelio po pietuko, kad jį realiai reikia išsitreniruoti. Čia irgi yra toksai įgūdis, kur kai tu įpranti, tau ir greitai gaunasi ir užmigti, ir tu užmiegi, ir pamiegi, nes labai dažnas, pavyzdžiui, nori pradėti miegoti tą dienos miegelį, pabando, gal nesigauna užmigti, susinervina, metai ir taip toliau, bet čia vėlgi čia yra toksai dalykas, kur tu pripratini savo kūną. Tai jeigu pradėti, aš tiesiog siūlyčiau eiti ne su tikslu, kad čia būtinai iš karto užmigti, bet pagulėti 20 minučių. Gal užmigsiu. O gal ir ne. 5, 6, 7 dienas taip kasdien pabandžius, pamatysit gale tikrai jau bent jau užsnausit. Super patarimas, Laura. Ir aš jį irgi prisiminiau, man atrodo, gal iš tos pačios tinklalaidės, Andrew, jisai būtent tą patį minėjo, kad taip mes galime dienos miegu truputėlį pakompensuoti ir papildyti tą nakties miegą, apie ką mes jau ir pakalbėjome, papildyti jį, bet jeigu mes norime gauti maksimalias naudas iš pokaičio miegelio, tai turėtų vykti realiai reguliariai. Taip. Tai yra ne 1 ir ne 2 dienų reikalas. Tai yra būtent reguliarus dalykas ir kai tu tai įsivedi, tu tada matai, kad gali ir ta gyvenimo kokybė labai keistis. Jo, faina. O ką mes dar galėtume tokį palinkėjimą pabaigai kažkokį pasakyti, arba gal kažkas jums buvo visą laiką užantyje kažkur tai liežuvio gale patarimą ar kažkokią įžvalgą ar statistiką, nežinau. Jo, tai aš labai patenkinta mūsų šio pokalbio. Aš manau, kad mes palėtėm labai daug labai svarbių temų ir su tokiais praktiniais patarimais. Tai turbūt tiesiog paskutinį paprastumo dėlį aš tiesiog palinkėčiau gero miego šiandien. Faina. Mėly žiūrovai, jeigu jūs klausėtės mūsų iki šios akimirkos,
Tai prašysime jūsų pakomentuoti, ką nors įdomus iš savo miego praktikos. Pavyzdžiui, jūs galite pasidalinti komentaruose apie tą vyturio ir pelėdos, pavyzdžiui, jūsų situaciją ir jūsų požiūrį ir kaip jūs, galbūt buvo tokie, kurie bandė ir tuo būti ir jūs vis dėlto išsigrinote, arba turite patarimų, kaip tai išsigryninti dar geriau ir sužinoti. Galite pasidalinti kokiais nors pamaininio darbo apie tą patį, kurį užsiminimo. Tokie geri patarimai nuskambėjo apie tai, kad atvirkštinę dieną pasidaryti, reiškia naktį ir tas ryte važiavimas su akiniais, kad negautum per daug dienos šviesos. Žodžiu, pasidalinkite savo miego istoriją, savo miego kultūrą ir galbūt kažkokiais ir receptais, kurie, tarkime, irgi miegą geriau skatina. Būsime labai dėkingi. Nepamirškite ir užsiprenumeruoti mūsų kanalo, jeigu to dar nepadarėte. Paspausti laiką. Skambutis priminsiu jums apie naują tinklalaidę išėjusią su Laura. Jis šiandien buvo nuostabus pokalbis. Ačiū, Laura, labai. Ačiū labai. Ir kada kitas iki susitiksime, aš manau, kad aš jau atsinešiu naujų įpročių kažkokių tai išbandęs. Man patinka pasitestuoti kartais tokius pasieksperimentuoti dalykus. Ir mes galėsime dar pakalbėti kažką tai giliai apie miegą, galbūt nugrimsime kažkur į detalės, man labai patinka pasiknaisti ir smegenyse truputėlį. O, super. O ne? Labai gerai. Gerai, iki, ačiū. Iki, dėkui.